Brangus Marijos radio klausytojai, būkite pasveikinti. Šiandien aktualių laidoj kalbamės apie meilės liepsnos pamaldumą. Šių dienų pagrindinė galbūt tikėjimo sujudinimo šventė, kuri vyksta ir Vilniuje, ir Kaune. Mūsų mėly svečiai atvykę iš Vengrijos, Budapešto, kalba apie tikrai ypatingą meilės liepsnos pamaldumą, kuris skleidžiasi visame pasaulyje. Jo tikslas yra kaip ir pirmose sekminėse - uždegti mokinių širdis tą meilės ugnimi, kuri, tiesą sakant, yra vienintelė varomoji jėga žmogaus gyvenime, kad jis keliautų link viešpaties, darydamas gerą šiam pasaulyje, turėtų jėgos ištverti, ir kantrybės įvairiuose išmėginimuose, ne tik tai, kad štai koks aš didis arba kenčiantis žmogus, bet aš žmogus, kuris galiu spinduliuoti viešpaties meilę savo veide. Sesutė Ildiko, kuri atvykusi čia į Lietuvą, dalinasi pamaldumo išraiška. Ir mūsų pirmasis klausimas, galbūt ir jums, klausytojai, įdomus, kodėl ši pamaldumo forma yra ypatinga ir kuo jinai skiriasi iš kitų, kodėl svarbu mums, lietuviams, sužinoti apie tai. The question is why it is important for us, for Lithuanians, to know about the Flame of Love movement. What is the essence of it? I think what, for example, impressed me most as I read the spiritual diary of Elizabeth Kindelman. Kas sesutė pačiai padarė didžiausią įspūdį skaitant Elizabetos Kindelman dvasinį dienoraštį, that Our Lady said, kad motina Marija pasakė, since the incarnation of Jesus Christ, jog nuo to laiko, kai Jėzus Kristus įsikūnijo žemėje, so for more than 2000 years, daugiau kaip prieš 2000 metų, there hasn't been such an overwhelming grace as through Flame of Love. Nebuvo tokios visą apimančios malonės žemėje duotos. And as I read this sentence of Our Lady, ir kai perskaičiau šitą motinos Marijos sakinį, and understood that it's something very great, supratau, kad tai yra kažkas puikaus, nuostabaus. She also said that in Flame of Love, the love of Holy Trinity and her motherly love is united. Taip pat buvo pasakyta, jog meilės liepsnoje yra suvienyta šventosios trejybės ir Marijos motiniškos meilės. And she wants to give us, her children, this huge love of God and her love. Per tai ji nori duoti mums, savo vaikams, tą didžiulę savo ir Dievo meilę mums. She explains the following way, like St. Paul writes, where sins overflow also the grace. Ji taip pat paaiškino, kai didėja nuodėmės, tai didėja ir malonės iš dangaus. That's why she would like to give us this overwhelming grace of her Flame of Love. Štai todėl dabar yra duodama visą apimanti meilės liepsna kaip malonė. To be able to fight effectively with the overwhelming sins and the attacks of Satan. Kad būtų galima efektyviai pasipriešinti visą apimančiam blogiui, nuodėmei ir šėtonui. And as I understood that it's a very big present, a very big grace of Our Lady. Sesutė supranta, kad tai yra labai labai ypatinga malonė duota mums kaip žmonėms. I asked her if I could experience this huge grace of her Flame of Love. Ir sesutė jaučia, kad patirdama šitą malonę meilės liepsnos. And then I experienced, it was like poured unto me this big grace. Kad šita malonė tiesiog buvo išpilta ant jos. I cannot tell in words. Tiesiog trūksta žodžių, ką jin patyrė, jausdama tą išliejimą meilės liepsnos. But as I prayed in the spirit of Flame of Love, ir kai pradėjo melstis meilės liepsnos maldas, so Our Lady asked to pray in Hail Mary. This prayer spread all mankind with the grace effect of your Flame of Love. Motina Marija paprašė, kad kalbant Sveika Marija būtų įdėtas intarpas tam, kad būtų malonė išlieta visam pasauliui. I experienced this overwhelming grace. Ji patyrė šitą visą apimančią malonę. By praying the rosary. Kalbėdama rožinį. And that's why I understood also why Our Lady asked to pray it in Hail Mary, for example.
Ir jis suprato, kodėl būtent motina Marija paprašė kalbėti sveikoji Marijoje šitą intarpą dėl malonių išliejimo visam pasauliu. Because if we pray a rosary, then we pray 50 or 53 times, ask for also for the outpouring of this big grace. Todėl, kad mes dažnai kalbame rožinį, o kalbėdami rožinį, sveika Marija mes sukalbam 50 arba 53 kartus. Otherwise, it remains only a theory. I know about this grace, Kitokiu būdu tai būtų tiesiog tik tai teorija, tai būtų tik tai žinios apie meilės liepsną. but if I don't ask for this grace, how can it help? Bet jeigu aš neprašau tos malonės, kaip jį galėtų veikti? Our Lady said it's a very, very big grace, but we should at least ask for it. Motina Marija sako, kad tai yra tikrai didžiulė malonė, bet mes turime jos prašyti. And we can be sure if we ask for it with faith, Ir turime būti tikri, kad jeigu prašome su dideliu tikėjimu, then she always gives this grace. So God always gives this grace through Our Lady. tai tokiu atveju Dievas per motiną Mariją visada tą malonę ir išlieja. And through this grace, she can help very effectively also persons, but also countries, Per šią malonę išliejama pagalba ne tik žmonėms, bet ir šalims, nations. tautoms. And she said in one of her messages to Elizabeth, Ir vienoje žinutėje Elizabetai motina Marija pasakė, she wants to spread her flame of love over all nations, all countries, kad šitą žinią ji nori paskleisti per visas tautas, visoms šalims. even over still not baptized children of her. Netgi tiems savo vaikams, kurie nėra pakrikštyti. And like she spread it in Hungary, and we can see the good fruits of her flame of love. Šitas judėjimas paplito Vengrijoje, buvo galima stebėti tikrai gerus vaisius šito dalyko. Many pilgrims come to us, to Budapest, because of flame of love from Lithuania. Iš Lietuvos į Budapeštą dėl meilės liepsnos atvyksta daug piligrimų. And now we came to visit you and speak a bit more about this big grace and to share with you this big present of Our Lady and of God. Tai todėl dabar ir sesutės atvyko į Lietuvą, kad daugiau paaiškinti apie meilės liepsną, kad būtų galima Lietuvoje skleisti meilės liepsną toliau. I have to tell you, we like Lithuanian pilgrims very much. Sesutė nori pasakyti, kad jie labai myli Lietuvos piligrimus. And I always wonder how big sacrifices they bring if they travel, for example, to Medjugorje, 2 days, 2 nights in the bus. Sesutė stebėsi, kaip yra sunku iš tikrųjų piligrimams 2 paras autobuse važiuoti pakeliui, sustoja Vengrijoje, kai važiuoja Medžiugorje. 2,000 kilometers to Medjugorje, there and back. 2000 km iki Medžiugorijos ir taip pat atgal. And I think if someone brings so big sacrifices, also the graces are greater. Sesutė mano, kad jeigu kažkas tikrai aukojasi, tai šaliai ir daugiau malonių yra duodama iš dangaus. So I wish that also in Lithuania, flame of love should bring such good fruits, like in Hungary and all over the world. Tikimasi, kad Lietuvoje meilės liepsna taip pat bus paskleista ir duos puikių vaisių, kaip ir Vengrijoje. Besides our cardinal, who is the responsible bishop for these messages, Vengrijoje yra paskirtas vyskupas, kuris atsakingas už šitą žinias. 4 other archbishops accepted officially the movement all over the world. Ir kiti Vengrijos arkivyskupai yra patvirtinę šitą judėjimą. For example, in Ecuador, Mexico, Brasilia. Ekvadore, Meksikoje, Brazilijoje. And they all experienced that this grace helped very much for their people. Ir visi pastebi, kad šitos malonės labai padeda žmonėms. Our Lady offers us a help, a grace. Motina Marija siūlo pagalbą, siūlo malonę. In this case, a very big help, a very big grace. Šiuo atveju labai didelė pagalba ir labai didelė malonė. And we should only accept it. Ir mums tai reikia priimti tai. And she can really help them. Ir tada ji tikrai galės padėti. She knows what he asks for. Ji žino, ko ji prašo. So that is my experience, and how it functions, perhaps it is also important. Tokia sesutės patirtis taip pat yra svarbu, kaip tai veikia.
it is very important in the messages that Our Lady says that her flame of love makes Satan blind. Pranešimuose labai yra akcentuojama tai, kad meilės liepsna apakina šėtoną. How shall we understand it? Ir kaip mums tai reikėtų suprasti? She explained the following way. Jie aiškina tokiu būdu. The light of the love of God and her motherly love together is so big Dievo dangiškosios trejybės meilė, sujungta kartu su jos kaip Dievo motinos meilė, yra tokia stipri, that it makes Satan blind. kad apakina šėtoną. He cannot see our weak points and cannot attack us so Yes. directly. Jis nebegali matyti mūsų silpnų vietų apakintas ir nebegali pulti mūsų. So people can see clearly Žmonės aiškiai mato, and recognize many people that God exists, daug žmonių atpažįsta, kad Dievas egzistuoja. and many conversions happen through flame of love. That's why. Todėl ir meilės liepsnos dėka atsitinka daug atsivertimų, ypatingai daug vyks atsivertimų. But it's also a very big help for religious people Taip pat tai yra didelė pagalba ir religingiems žmonėms, because it helps them also very effectively to be more and more united with Jesus. nes tai padeda religingiems žmonėms artėti prie Jėzaus ir vienyti su juo. Jesus taught also a very nice prayer to Elizabeth Taip pat Jėzus pasakė Elizabetai labai gražią maldą and asked her to pray it often ir prašė jos dažnai melstis šią maldą, because these are his eternal wishes, nes tai yra jo amžinas noras. and the content and aim of this prayer that we do everything united with Jesus. Šitos maldos turinys yra toks, kad mes turėtumėm viską daryti susivienyje su Jėzumi. This prayer is the following. Ši malda yra tokia. Our feet should walk together, Mūsų kojos turi eiti kartu, our hands should collect together, mūsų rankos turi rinkti kartu, our hearts should beat together, mūsų širdis turi plakti kartu, our inner being should feel together, mūsų vidus turi jausti kartu, the thoughts of our mind should be the same, mūsų protų mintis turi būti tos pačios, our eyes should look into one another, mūsų akis turi žiūrėti vienas į kitą, our ears should listen to the silence together, mūsų ausis turi klausytis tylos kartu, and our lips should pray, should beg to Heavenly Father together for mercy. ir mūsų lūpos turi melsti dangiškojo tėvo gailestingumo kartu. Amen. Amen. And the Lord said, Viešpats pasakė, through this prayer, we become closer and closer to Him. kad melsdamiesi šią maldą mes tampame vis artimesni jam. And I think holiness is that like St. Paul writes, that I live, but not anymore I live, but Jesus lives in me, in Galata 2:20. Ir šventumas yra tai, apie ką Paulius kalbėjo, kad ne aš gyvenu, bet Jėzus gyvena manyje. So our aim is that Jesus should live in us and work in us and through us. Ir mūsų tikslas yra toks, kad Jėzus gyventų mumise, veiktų per mus. And that's why Our Lady said, Ir štai kodėl motina Marija pasakė, the sense of flame of love is hidden in this prayer. Hidden meilės liepsnos tikslas yra paslėptas šitoj maldoj, because we become more and more united with Jesus. nes melsdamiesi šią maldą vis labiau vienėmės su Jėzumi. The more and more united we are with Him, Ir kuo labiau mes su juo susivienėme, the more we experience His peace, tuo labiau patirime jo ramybę, His joy, jo džiaugsmą. and we can share this also with other people. Ir galime tuo dalintis su kitais žmonėm. And that is what Our Lady asked for from us, Ir štai ko mūsų motina Marija prašo iš mūsų. that already in the first message she told Elizabeth, Pirmame pranešime ji Elizabetai pasakė, my daughter, man dukra, I give you a flame in your hand. duodu liepsną į tavo ranką. It's a new means. Tai nauja priemonė, It's the flame of love of my Immaculate Heart.
Tai mano nekalčiausio širdies meilės liepsna. Take this fire, Paimk šią ugnį, ignite your heart with it, uždėk ją savo širdį and give it further. ir perduok ją toliau. So we should pass this flame of love also to others. Todėl mes turime perduoti šią liepsną kitiems. We can do it by the example of our life, Tai galima daryti savo gyvenimo pavyzdžių, through prayer, per maldą, through sacrifices, per pasiaukojimą and through also spreading this important message of her. taip pat platinant šitas žinias, kurios gautos iš Marijos. Because like St. Paul said, how should they believe if they don't hear about faith? Kaip Paulius sakė, kad kaip jie gali tikėti, jeigu jie negirdėjo apie tikėjimą. So we should speak and tell people about this big grace so that they can also experience this. Turime kalbėti žmonėm, informuoti juos apie šitas malonės, kad jie taip pat galėtų tai patirti. And everybody can experience this O tai patirti gali tikrai kiekvienas, who asks with open heart and humble for this big grace. kuris prašo nuolankumo būklėje šitos didelės malonės. Our Lady said to Elizabeth Kindelman, Taip pat motina Marija Elizabetai Kindelman pasakė, everybody who hears about her message about flame of love visi, kurie išgirsta apie šią meilės liepsnos žinią, should take it as a personal invitation to accept it. turi suprasti kaip asmeninį pakvietimą priimti tai, Pray in the Spirit, melstis and through that help very many people to be saved and be sanctified. ir melstis už kitus žmonės, kad jie būtų taip pat palaiminti. I think it's very important, the most important aims of Flame of Love. Tai yra labai svarbu, vienas iš pagrindinių tikslų meilės liepsnos. Perhaps about blinding of Satan, because it's very important, I would like to mention Taip pat sesutė nori pabrėžti, kad labai svarbi meilės liepsnos savybė yra apakinti šėtoną. that many exorcist priests have the experience Daug kunigų egzorcistų turi tokią patirtį, that if they ask for the grace of flame of love, if they pray for obsessed people, kad tuo metu, kai jie meldžiasi už apsėstus žmonės ir prašo meilės liepsnos, they say that these people will be released very quickly and very, very easily. jie pastebi, kad tie žmonės būna išlaisvinami labai greitai ir gana paprastai. For example, it was the formulation of Gabriel Amor, the famous exorcist, Tai yra pasakęs ir žymus egzorcistas Gabriel Amor, but another, an Austrian exorcist who was in our house taip a pat ir short time kitas ago. austrų egzorcistas, kuris lankėsi meilės liepsnos vienuolyne. He also said, according to his experience, it's the strongest weapon against Satan by Yeah. exorcism. Šis egzorcistas teigia, jog meilės liepsna yra stipriausias ginklas jo kaip egzorcisto darbė. And we are in a spiritual fight now, Šiuo metu vyksta dvasinė kova. not only now, but all the time of history. But now it's especially strong. This Ne tik dabar, bet ir visos istorijos bėgyje, bet šiuo metu ši kova ypatingai jaučiama. because Satan knows that he doesn't have much time anymore. Todėl, kad šėtonas žino, jog jis nelabai daug laiko turi. As Our Lady referred to it also in Fatima, Mergelė Marija Fatimoje davė pranešimus, but she told there at the end her Immaculate Heart will triumph. ir kaip Fatimoje mergelė Marija pasakė, kad jos nekalčiausia širdis pabaigoje laikų triumfuos. And in Hungary, she added, through flame of love, will this triumph happen because it makes Satan blind, and if she can defeat Satan, her heart can triumph. Ir ką dabar mato Vengrijoje, kad būtent meilės liepsna apakina šėtoną ir tai įgalina mergelę Mariją triumfuoti. Like Saint Grignon Montfort writes, Kaip šventas Grignon Montfort rašo, as Maria prepared the first time Jesus came through Mary, kad pirmą kartą Jėzus atėjo per mergelę Mariją, she prepares also for the second coming of his son, dabar mergelė Marija taip pat ruošia antram Jėzus atėjimui. because Jesus said, we can read in the Holy Script that
the point is if he finds a face, if he comes back. Kaip šventajame rašte parašyta, jis grįš atgal į žemę, kai ras čia tikėjimą. And through her apparitions of Our Lady all over the world, Būtent vykstant mergelės Marijos apsireiškimams visame pasaulyje. he wants to strengthen our faith To Jėzus siekia, kad sustiprinti mūsų tikėjimą. in Jesus, in her divine Son, Jėzumi, jos dieviškuoju sūnumi. so that he can find faith on earth if he comes back. Kai jis grįš atgal, jis nori rasti stiprų tikėjimą. And it happens also through flame of love, through the blinding of Satan, that the belief of people in God becomes stronger. Tai vyksta taip pat per meilės liepsnos judėjimą, per meilės liepsną, kurie pakina šėtoną, o tai daro žmonės stipresnius jų tikėjime. That's why she asked that we pray this prayer, spread in Ave Maria or otherwise too, that spread your flame of love, the grace effect of your flame of love over all humanity. Štai todėl motina Marija ir prašo, kad intarpas į Sveiką Mariją būtų įdėtas, o tas intarpas skamba taip, kad užliek savo malonę visą pasaulį, meilės liepsnos veikimu. And Jesus said something very important. Ir Jėzus dar pasakė kai ką labai svarbaus. This prayer, Ši malda, so spread the grace effect of your flame of love over all humanity, ši malda ir meilės liepsna ir malonė skleidžiama per visą žmoniją, should be a constant prayer in our heart and on our lips, turėtų būti nuolatinė malda mūsų širdise ir mūsų lūpose. or at least in us, if we do not speak, pray in words, but work something. Arba net tai gali būti kaip troškimas širdyje, jei tuo metu negalima melstis, dirbame. We can offer it for this aim, Tai galima aukoti šiam tikslui, that Our Lady spreads her flame of love over all mankind, kad motina Marija skleistų meilės liepsną visai žmonijai. because she can give the most graces through flame of love, because the love of Holy Trinity and her motherly love are united in it in an overwhelming way. She Tai can- yra taip veiksminga, todėl kad švenčiausiosios trejybės meilė ir jos Dievo motinos meilė yra suvienyta meilės liepsnoje ypatingų būdų. She is the mediator of graces, Ji yra tarpininkė visų malonių, but she cannot give us a bigger grace than the love of God bet ji negali perduoti didesnės malonės kaip Dievo meilė and her motherly love ir jos motiniška meilė, in an abundant way. kurios yra apsčiai. That's why it's so important for her and for Jesus that we ask for the outpouring of this grace either with our words, by our heart, or we can offer our sufferings for that aim. Todėl labai yra svarbu, kad mes nuolat prašytume šitos malonės išliejimo visam pasauliui, tiek malda, tiek širdies troškimu, tiek auka. She said she would like to save as many souls as possible through flame of love. Jis sako, kad ji trokšta išgelbėti visas sielas, visas kiek įmanomas sielas per meilės liepsną. And what is perhaps again important for religious people, Ir kas yra svarbu religingiems žmonėms. she said that we don't experience heaven in the same way who get into heaven. Kad patekę į rojų žmonės nevienodai jaučiasi ten. She said it is not clever to think it's enough for me that I get into heaven, Neprotinga būtų manyti, jog man užtenka to, kad patekčiau į rojų. because, for example, big saints experience happiness, eternal happiness, much deeper than not so big saints who are also in heaven. Danguje yra amžinas džiaugsmas, tačiau jis nevienodai visų patiriamas ten. And like the small Teresa of Lisieux said, Ir kaip mažoji Teresėlė sakė, it depends on the width of our heart, Tai- how much eternal happiness we can accept. tai priklauso nuo mūsų širdies pločio, dydžio, kiek to amžinojo džiaugsmo mes galime savo širdį sutalpinti. Finger heart or a bigger. Tai gali būti džiaugsmo kaip antpirštis, o gali būti kaip didžiulė statinė. And it depends on our life on earth, how wide we make our hearts through the love of God. Ir būtent gyvenant žemėje mes tai galime
pasiekti, kad ta mūsų širdis taptų didesnė ir būtent per Dievo malonę, through good deeds, per gerus ketinimus, through prayer, per maldą, through sacrifices. pasiaukojimą. This all widen our heart for the love of God. Visa tai daro mūsų širdis didesnės Dievo meiliai. And in heaven, it will last forever, this happiness. So it's a very big aim that our heart should be wide enough to be able to accept as much as happiness as God wants to give us forever. Todėl danguje yra labai svarbu, kad ta mūsų širdis būtų kuo didesnė, kad galėtume daugiau dieviško džiaugsmo patirti. So it is working that our heart should accept as much as love of God as possible, because then we can love also our neighbors much better. Todėl verta čia pasistengti ir pasidarbuoti, kad tos mūsų širdis plėstųsi. And can lead also many people to God and through God to eternal life. Ir padėti kitiems žmonėms patirti Dievo meilę ir padėti eiti prie Dievo. I think this is the most important aims of Flame of Love. That's why it's worth praying it, and I can tell from my own experience that it brought me God much closer and also to people and quite quickly. So Sesutės asmeninė patirtis tokia, kad iš tikrųjų meilės liepsna labai padeda kitiems žmonėms atsiversti ir artėti prie Dievo ir labai greitai artėti prie Dievo. I know Flame of Love for 20 years. Jie žino meilės liepsną jau 20 metų. But my desire to spread it is bigger and bigger. Bet tas jau širdies troškimas platinti šitą žinią vis didėja. So not smaller and smaller with the time. Bet nemažėja. Because if one experiences this big grace, then one wants to share. Nes tie, kurie pajautė tą begalinę malonę meilės liepsnos, jie tiesiog užsidega troškimu dalintis ją. That's why Our Lady asked that we should pass also other people so that they can also experience this big grace. Todėl Motina Marija ir prašo, kad vieną kartą jau gavę tą meilės liepsną į savo širdis, duotumėm ją ir kitiems, dalintumės. And that their relationship with Jesus should be also more and more intimate. Ir tokiu būdu mūsų santykis su Jėzumi tampa vis intimesnis, artesnis. Because this intimate relationship with Jesus can make us really happy, more and more happy. This is the real happiness, not what the world offers us. Ir tik labai artimas ryšys su Jėzumi daro mus laimingesnius. Ir kuo artimesnis tas ryšys, tuo mes laimingesni tampame. And it lasts forever. Ir tai tęsiasi amžinai. So it is worth asking for it. Aš norėčiau paklausti sesės Ildigo, gal dar kartą galėtų pakartoti tuos žodžius, kokius reikia įterpti į rožinį, į švenčiausios mergelės Marijos maldą. What are the words we have to speak when praying Holy Mary to spread the flame of love? So the words of the prayer. Tai yra maldos žodžiai. One of the most important is what I mentioned, that in Hail Mary ask Our Lady to pray the following way. Pray for us sinners. Motina Marija prašė pridėti žodžius melskis už mus nusidėlius. And after that, and spread the grace effect of your flame of love. Po žodžio melstis už mus nusidėlius reikia pridėti ir užliek visą žmoniją savo meilės liepsnos veikimu. Dabar ir toliau tęsiasi malda kaip ir prastai, tradiciniu būdu. I saw that there is a Lithuanian translation of it. So perhaps if somebody wants to know the exact official translation, Lithuanian translation, can ask from Radio Maria. They can surely tell. Lietuviškas vertimas dar nėra atspausdintas, išplatintas atskirų leidinių. Tiesiog, kas norėtų gauti tas maldas, turėtų kreiptis į Marijos radiją ir bus padaryta atšviesta medžiagos. And Our Lady said, through this prayer, our rosary will be some minutes longer. Motina Marija sako, kad kalbant meilės liepsnos intarpą, mūsų rožinis tampa šiek tiek ilgesnis. But it is worth praying it because she can give much more graces through this. Bet verta kalbėti tą ilgesnį rožinį su intarpu, nes Motina Marija gali išlieti daug daugiau malonių tada. Because she can pour out her flame of love all the time we ask for it. Nes ji išlieja meilės liepsnos malonę kiekvieną kartą, kai mes jos prašome. As our cardinal accepted the movement officially,
Kai kardinolas patvirtino oficialiai šitą judėjimą, he telephoned us before he proclaimed this approval prieš paskelbdamas šitą patvirtinimą jis paskambino telefonu by meeting of a Flame of Love for the whole country. dėl susitikimo meilės liepsnos visos šalies mastu. And he asked that we should pray one decade of rosary Jis prašė, kad sukalbėtumėm 10 sveikų Marijų, vieną slėpinį rožinio, with Flame of Love prayer in the Hail Marys. įterpiant meilės liepsnos intarpą į sveikas Marijas. And he himself prayed it Ir pats jis taip pat meldėsi by this occasion tą progą, to show that he agrees with it, parodydamas, kad jis sutinka su tuo. so that we can fulfill the wish of Our Lady, Taip mes galime išpildyti Marijos prašymą and so that she can give all the graces she would like to give through Flame of Love to Hungary. ir taip ji gali išlieti Vengrijai visas malonės, kurias ji nori ją išlieti. And I wish the same for Lithuania. Ir sesutė linki to paties ir Lietuvai. Our Lady said, if other people do not know this prayer yet, Jeigu yra žmonių, kurie dar tos maldos nežino, for example, in a church, if we pray the rosary, pavyzdžiui, bažnyčios yra kalbamas tradicinis rožinis and perhaps not everybody wants to pray this way, the rosary, ir galbūt ne visi norės melstis su intarpais rožinį. because they still do not know what it is. Tai yra dažniausiai dėl to, kad tiesiog žmonės nežino, kas tai yra. We should add this prayer in Hail Mary in our thought and in our heart, Tada galima tiesiog mintise ir širdise įdėti šitą intarpą besimeldžiant. because through our wish that we wish this grace, God already gives it if we ask for it in our mind and in our heart, also if we cannot speak out the words. Nes Dievas išlieja šią malonę į tuo atveju, jeigu mes žodžiu to nepasakome, tačiau turime šitą prašymą mintise ir širdyje. And I experienced it also, that it functions. Ir sesutė Ildigo pati yra patyrusi asmeniškai, kad tai tikrai veikia. I experienced the outpouring of grace also if I couldn't speak out the words but asked for it only in my mind and in my heart. Sesutė patyrė, kad jinai kalbėdama rožinį, žodžių neįterpdama, tik tai troškimą turėdama mintyse ir širdyje, patyrė iš tikrųjų meilės liepsnos poveikį. But if somebody prays alone Bet jeigu kažkas meldžiasi vienas, or with other people who know Flame of Love and would like to get this grace too, ir yra žmonės, kurie žino apie meilės liepsną ir taip pat norėtų gauti šią malonę, then it is worth praying it so how Our Lady asked for it, because she wants to give more yra to us through that. verta melstis su intarpais meilės liepsnos, nes Motina Marija prašo, kad būtų plečiama šitą maldą. And there is also a short rosary, so-called Flame of Love rosary, Taip pat yra trumpesnis meilės liepsnos rožinis, what we prayed also yesterday in Lithuanian language after passing of Flame of Love. kuriuo vakar meldėmės Vilniuje, kai buvo perdodama meilės liepsna. It is not long, only 7 minutes, Tai yra gana trumpas rožinis, apie 7 minutės kalbamas. about like Chaplet of Divine Mercy, Kažkas panašaus kaip dieviško gailestingumo vainikėlis, but it's very strong. bet tai yra iš tikrųjų irgi labai stipri malda. Our Lady asked to pray it, who can do it not even once a day, but more times. Motina Marija prašo, jeigu yra galimybė melstis net ne vieną kartą per dieną, bet daugiau. Because it's really strong and very many conversions happened already through the Flame of Love rosary. Nes tai tikrai labai stipri malda ir per šį meilės liepsnos rožinį yra įvykę labai daug atsivertimų. It depends only on our faith and our trust how much grace God can give us. It depends not on God, but on us. Ir labai priklauso, kiek mums Dievas malonių išlies nuo mūsų tikėjimo ir pasitikėjimo, So nuo our, mūsų troškimo taip pat. so Our Lady said, the more trust we ask for the grace of Flame of Love, the more we can get it. Motina Marija sakė, kad kuo daugiau melsime ir prašysime pasitikėjimo, tuo daugiau mes jo ir gausime. Besides Flame of Love rosary, there is also Flame of Love litany. Be
meilės liepsnos rožinio dar yra meilės liepsnos litanija. and some other prayers. Ir dar daugiau maldų. For example, to Saint Joseph, Taip pat malda į Šventą Juozapą, given by Our Lady. kurią davė pati mergelė Marija. For example, Saint Joseph, you help to seek shelter for the Holy Family in Bethlehem. Toks tekstas yra maldoje: Šventas Juozapai, tu padėjai mergeliai Marijai rasti prieglobstį Betliejuje. Help also us to seek shelter for the flame of love of her Immaculate Heart. Taip pat padėk mums rasti prieglobstį mergelės Marijos nekaltoje širdyje. Our Lady said Saint Joseph is the patron of the Flame of Love movement worldwide. Motina Marija sakė, kad būtent Šventas Juozapas yra dangiškasis patronas šito meilės liepsnos pasaulinio judėjimo. There is also a very nice prayer to Holy Spirit given by Our Lady. Taip pat dar yra viena malda į Šventąją Dvasią, kurią taip pat davė Motina Marija. We ask for the help of Holy Spirit, Šią maldą mes prašome Šventosios Dvasios pagalbos, that it fills our hearts so that it has filled the heart of Our Lady. kad Šventoji Dvasia užpildytų mūsų širdis taip, kaip užpildo ir mergelės Marijos. And we ask in this prayer for the grace of flame of love of her Immaculate Heart. Ir šioje maldoje taip pat meldžiame, prašome meilės liepsnos išliejimo. About, she says, it's the most precious gift that she gives us. Ji pati sako, jos nekalčiausia širdis tai yra didžiausia dovana, ką ji gali mums duoti. It's a big mystery, Tai yra didelis slėpinys. like our Immaculate Heart is a big mystery too. Pati jos nekalčiausia širdis yra taip pat labai didelis slėpinys. It's even a bigger mystery because the love of Holy Trinity is also in flame of love. Ir ta paslaptis dar didesnė jau dėl to, kad Šventosios Trejybės meilė ir liepsna yra šitoj meilės liepsnoj. But I think we cannot always pray with words. We get tired of it. Neužtenka melstis tik žodžiais, nes nuo to tik galime pavargti. But if we have this desire in our heart, Bet jei turime tą troškimą savo širdise, and as I mentioned that Jesus asked for that, ir kaip jau sesutė minėjo, kad Jėzus to ir prašė, that it should be a constant prayer in our heart and in our mind, tai turi būti nuolatinė mūsų širdžių ir proto malda. we can offer everything for spreading of flame of love, as I mentioned, sufferings and our work. Viską galima aukoti meilės liepsnos platinimui, tai savo darbą, savo kančią, praktiškai viską. Sacrifices, Aukas, fasting. savo pasnikus. Our Lady said, these prayer and sacrifices, these are your means to save souls and to get involved in the Redeemer work of Jesus. Motina Marija sakė, kad maldos ir jūsų pasiaukojimas yra labai svarbus Jėzaus atpirkimo darbe. We are the parts of the mystical body of Jesus, and we are the church. Mes esame bažnyčia, Jėzaus mistinio kūno nariai. That's why we have to take part in his Redeemer work. Todėl turime kartu su juo dalyvauti atpirkimo darbe. Jesus emphasized it, Elizabeth, several times. Jėzus Elžbietai tai yra kelis kartus pabrėžęs, That through her prayers, sacrifices and sufferings, kad per jos maldas, pasiaukojimus ir kančią she has to take part constantly in his Redeemer work. ji nuolat dalyvauja kartu jo atpirkimo darbe, So that as many people as possible can get to salvation. kad kuo daugiau žmonių siektų išganimo. Miela sesutė, Vengrijoje, kaip galėtumėte įvardinti, kokiais vaisiais pasireiškia šis žmonėse išplitęs pamaldumo praktika? Can you tell what are the fruits in Hungary of this movement? Yes, similar like in other countries, as I mentioned, there are very many conversions. Panašiai kaip ir kitose šalise, kurias paminėjo sesutė, yra labai daug atsivertimų. Many marriages who divided Divorces. reunite. Daug šeimų, kurios buvo įsiskyrusios, vėl susijungė. And for example,
not in prison, but in an institute for improving young people. We went to speak them about flame of love. Tokiuose įstaigose, kaip panašiai pas mus, suprantu, nepilnamečių kolonijos, sesutės ėjo ir pasakojo apie meilės liepsną. And as we spoke them about these young people, about flame of love, first I fear that they won't accept it very well because they were 16, 18 years old. It's quite difficult age in such an institute. Pradžioje, kai jos pradėjo kalbėti, tai sesutė pasirodė, kad jiems bus labai sunku suprasti ir priimti šitą meilės liepsnos žinią, nes tai buvo 16-18 metų jaunimas. But I was myself very surprised. Bet pati buvo labai nustebusi. How open these young people became through the grace of flame of love for God and for the love of God and Our Lady. Kaip per meilės liepsnos žinią jie tiesiog tapo atviri Dievo žiniai, Motinos Marijos žiniai. I could see that they agree as we spoke to them. Ir kai tęsėme kalbėti su jais, jie pradėjo sutikti su viskuo, ką sakome. Then they prayed with us together. Netgi meldėsi kartu su mumis. And we took a picture of Our Lady of Flame of Love for them. Mes jiems nunešėm meilės liepsnos Motinos Marijos paveikslą. And then I told they can come to pray in front of this picture to Our Lady because she is their Heavenly Mother and wants only good for them. Ir sesutė jiems pasakė, kad jie gali tiesiog ateiti prie šito paveikslo Motinos Marijos, melstis į Motiną Mariją. And I told them they don't have to come, but they can come to pray. Jiems buvo pasakyta, kad jie neturi ateiti, bet jie tiesiog gali ateiti melstis. And all of them came to pray to Our Lady by the picture. Ir visi atėjo melstis prie Motinos Marijos paveikslo Motinai Marijai. And after that there was a holy mass. Po to vyko šventos mišios. And the educators of these young people were very surprised that they came to the holy mass because they didn't come, or very few of them came before to the holy mass. Ir šitų jaunų žmonių auklėtojai tiesiog buvo labai nustebę, kad praktiškai visi atėjo dalyvauti šventose mišiose, nes anksčiau beveik niekas neteidavo. So we could experience how the flame of love touched their heart, and Our Lady enlightened their mind and touched their heart through her flame of love, and they were totally changed. Taip jos pajautė praktiškai, kaip meilės liepsna palėtė šitos žmonės ir kaip veikia Motina Marija per meilės liepsną paliečia žmonių protus ir širdis. And also abroad I heard that there are missions in prisons, and very many people in prison get converted. Taip pat sesutė girdėjo, kad kitose šalise, ne Vengrijoje, eina misionieriai į kalėjimus ir neša meilės liepsnos žinią. Ir būtent per šitą žinią atsiverčia kaliniai. It is very interesting because we got a picture of Our Lady of Flame of Love, the nicest picture of Our Lady of Flame of Love from Mexico. Įdomu tai, kad iš Meksikos sesutės gavo labai gražų meilės liepsnos Marijos paveikslą. And a man who was converted in prison through Flame of Love, through the prayer of a Flame of Love prayer group in the prison. Ir vienas žmogus, kuris atsivertė, būdamas kalėjime, dėl meilės liepsnos maldos grupės maldų ten. This man was so thankful to Our Lady that he painted the crown, a crown to Our Lady. Tas vyras buvo toks dėkingas Motinai Marijai, kad jis ant to paveikslo nutapė Motinai Marijai karūną. And he had to have been in prison for a very long time. Jis turėjo būti kalėjime labai ilgą laiką. And after he painted the crown of Our Lady. Ir po to, kai nutapė Motinai Marijai karūną. And it was the first time that Our Lady wore a crown on her head. Tai buvo pirmas kartas, kada meilės liepsnos paveikslo Motinai Marijai buvo nutapyta karūna. So he crowned her as the Queen of Flame of Love. Jis nupiešė tą karūną ir ji tapo meilės liepsnos karalienė. And in 2 months after he painted this crown, he was released from prison. Ir praėjo tik 2 mėnesiai po to, kai jis baigė šitą darbą, jis buvo paleistas iš kalėjimo. But also parish priests say that they can work very well together with the people who are in the Flame of Love movement. They can work very effectively
together with them. Taip pat yra atsiliepimų iš parapijų kunigų, kad jiems yra tiesiog lengva ir gera dirbti su tai žmonėm, kurie žino meilės liepsną, kurie meldžiasi meilės liepsnos maldom. Taip suprantu, kad grupės yra tokios ten prie parapijų. And perhaps one of the most important fruits that people who get to know Flame of Love and start to pray in this spirit. Taip pat vienas iš vaisių yra, kad žmonės, kurie žino apie meilės liepsną maldoje, pradeda melstis būtent šitoj dvasioj. Experience the joy and peace of Jesus and Our Lady, the two Sacred Hearts. Ir maldos metu jie jaučia ramybę ir džiaugsmą Jėzaus ir Marijos širdžių. And will be good witnesses of the God of love, of the love of God. Ir jie tampa gerais liudytojais, Dievo meilės liudytojais. I think these are the most important fruits also in Hungary, but also all over the world. Tai yra vaisiai, kurie yra tiek Vengrijoje, tiek visam pasaulyje. And I hope also in Lithuania there will be such fruits. Ir aš tikiuosi, sako Sesutė, kad tokie vaisiai, aišku, ir pasieks ir mūsų tėvynę Lietuvą. Norime, brangus klausytojai, jūsų visų vardu padėkoti Sesutei Ildiko, kuri atvykusi čia iš Budapešto, Vengrijos, pasidalino maldos praktiką, kuri jau 20 metų sklinda pačioj Vengrijoje, taip pat eina per visą pasaulį. Na ir štai mes Lietuvoje apie ją išgirdom. Malda, kuri iš tikrųjų kalba apie tai, kad ta meilės liepsna, šventosios dvasios jėga perkeistų mūsų širdis. Taigi mūsų tradiciniai maldoj, Sveika Marija, galima įdėti intarpą, aišku, šiuo metu dar nėra patvirtinto, galbūt oficialaus šios maldos būdo, tačiau tikime su laiku, tai atsitiks. Na, mes šios laidos gale sukalbėsime visi kartu Sveika Marija maldą. Perhaps one important information that I heard that some people are preparing the translation of the Flame of Love prayers into Lithuanian language. So soon will appear a small book with the Flame of Love prayers. Perhaps people get some information Radio Maria later. Dar svarbi informacija, kad šiuo metu yra verčiama į lietuvių kalbą meilės liepsnos maldų knygutė, tai maldinėlis. Ir turėtų greitai pasirodyti spaudoje lietuvių kalba. Taigi mes, brangus klausytojai, šią aktualių laidą baigiame. Noriu padėkoti mūsų mielai vertėjai Aidai, Egidijai, mūsų sesutei Ildiko apie meilės liepsnos šią pamaldumo praktiką. Kalbėjomės ir jums, brangus klausytojai, bandėme pristatyti. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius ir užliek visą žmoniją savo meilės liepsnos malonės veikimu, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Jėzui Kristui.